Dirbtinis intelektas tai yra labai specifinė sritis, jinai turi pakankamai didelę, ypač horizontalią įtaką visoms žmogaus gyvenimo sritims ir ji vis didėja ir dėl to atsiranda tam tikros rizikos. Tai viena iš reagavimo priemonių yra teisinis reguliavimas. Etika šioje srityje neįprastai vaidina didelę rolę. Reguliavimas yra geopolitiniai klausimai. Ir jie yra beproto svarbus, todėl mums svarbu ir moksle, ir kituose formatuose, ir versle, ir viešajam sektoriui apie tai kalbėti. Šiandien AI Trends renginyje, antroje dalyje, mes kalbėjom apie didžiuosius kalbos modelius. Tai yra turbūt šiandien labiausiai vyraujanti, labiausiai aptarinėjama tema dirbtinio intelekto vystymesi. Ir diskusija buvo ir apie tai, kokioj mes esam situacijoje, kokia kryptim mes judam, kas veikia, kas neveikia, kur juos galima taikyti ir kodėl tai svarbu, nes mes turim žinoti, kur mes judame, turėti savo prioritetus ir žinoti, ką mes galime su jais padaryti, o kokias naujas technologijas mes turėsime sukurti.